Nu į labą dieną. Kad nekeista, šiandien vėl esu Latvijoje. Ir jūs puikiai to veitą žinot. Didžioji dalis Lietuvos atvažiuojančių suvakas papramougauti. Mano kairė pusė yra Tervets pasakų miškas. Bet mes į tom pasakų mišką esam buvę kelis kartus suvakas. Ir šiandienis mums pasivakščiams bus kitų pusė. Čia yra buvusi ruskių karinė raketinė bazė. Nu, šiandien pabandysim pasivakščioti, pažiūrėsim, kas yra dar lieka iš tų pastatų. Aišku, didžioji dalis pastatų yra apgroję plans pavojinga lonžiuoti. Pabandysim surasti pužemėnis angaras, kur buvo laikomas raketas. Gal kokį vadavietę rasim, nežinau. Įlysim į vieną kitą namą, jeigu nebus labai pavojinga. Nu į kon. Žiūrėkim, kas iš mon pasivakščiam gausias. Pirmieji griuvėse raketinis bazės. Bandysim palondžiuoti, biškį, aišku, vaidu gal nelysim, nes matus, kad žiaurė apgrioja ir pavojinga bus londžiuoti. Priekiam biškį arčiau. Tikriausiai patys kareivėnis, kur kareivė būdavo. Pabandykime vieną kiekštinuosi. Aišku, nieko įdomaus nėra, čia tik ta vieną griuvėse. Nu, kaip sakiau. Čia iš tų namą apgriausi, ten prieki matos lygia toks pat, bet ten ir kažkoks namėlis matos. Tai esam dar į tolį ten pažiūrėti. Čia kai ant tų miškų, tų griuvėjus matos nemažai. Čia dar vienas toks namėlis. Galvoju, eti pažiūrėti vedu ar ne eti. Nu, greičiau sužiūrėkim, pažiūrėsim. Bet jaučkai nieko įdomus nebus šitą. Galbūt valykla buvusi. Nu, kažkokį taurų užtvert. Nežinau, gal kažkam priklauso kažkokia teritorija. Pasižvalgysim. Fontans. Priekiam tą matus mašiną pažiau. Kažin, lopti negaus. Labdien. Ai, mes esam iš Lietuvos ir po karinį bazę norim pasivakščioti. Pasižiūrėti, kas čia kiek, biškį paėm tus pastatus. Biškį supranti, ne? Jo, tada ten mašin pasistatėm ir vakščiam čia, va, šitam teritoriją. Nežinau, bandysim atsisuolti pažiūrėti, ten, jeigu jūs tam. Pasižvalgyti, ir tik sakau, tai skrydam tus pastatus, apgriaus pažiūrėjom. Ir bandysime ten eitum pois dar pažiūrėti. Galą nepasivakščioti pažiūrėti. Jo. Gerai, dėkui labai, ačiū. Pasirodė jau kalbį žemaitišką, gal susikalbėti su Latviu. Nu, kokia įdomybė, žiūrėkit. Čia kaip gaisrin kokiu buvusi. Nežinau, visur gal nelondžiaus, kad į sprondiną negaučiau, bet... Jo, čia tavėjai tokį įdomesnį biškį yra, nežinau ką padinas. Stela, ar kas čia tokį. Yra rusų galva, rusų kareiviaus galva ir rusų žvaigždė. Žmonės miega savam taip išaukštinti. Ypač ruski kareivė. Gryna merga. Kažkokia įmonė. Bet ten tam blogiausia, kad yra fūras priekį. Ten visus matos. Ten galbūt, kad yra saugoma aikštelė kokį. Gal nepavyks praėti. Bet rizikaus ėti. Ognie opasna nekurit. Vien žodžiu pavojinga nerūkyti. Yra garaža ir yra kažkokia teritorija, aš suprantu, žmonės gyvena. Nežinau, jeigu nesustabdys, tai bandys praėti. Buvo ir kareivienių garaža. Dabar irgi naudojams. Kol kas mums nieks nesustabdė. Vakščiai būtent teritorijai. Ir viskas, žvalgaus. Nuotikėjom į priekį. Reka pėti.
Tada garažą kažkokiai. Kelią gariuką matos pažeminė, bet matau, kad į duris metalėns. Ir dar kairį pusį vien šitą medėjaus to priesėm arčiau. Gulpės tarsi išvažiavom. Toks bunkeriuks, matos, kur sakiau. Kadangi iš čia tas golfs išvažiavo, tai ir nelysėm, galbūt kai kamerą ar signalizacijai. Angarą vis sudurėm, tai nieko gerą nepamatysim. Gal kokias duris bus pradarytas. Metalėnis duris galbūt originalis, bet greičiausiai ne. Užrašą biškį privert suabejuoti savo pasivakščiam, bet kai atvažiavau, tik toliai reikėt, niekur nedingsi. Ten reikia, kur matos toks pilimėlis, greičiausiai ir raketų pakilėjimo aikštelė. Prasišveit porą pastatėlių, kai kaip garažai vėl. Čia buvusi vartų vėja, kiek suprantu. Čia yra 4 raketų pakilėjimo aikštelis. Aš atėjau tik tai vėjan, į puvisis 4 nevakščius nėra prasmės. Iš čia buvo ledamas raketas. Nu, aišku, galbūt nebuvo Ninos paleista, bet pačiam centre anas turėjo būti pastatytas čia. Čia tas va toks kamuoliuks, čia toks buvo metalėnis, toks žvaigždės formas. Vadinam stals tikriausia. Ir iš čia buvo, čia turėtų būdavo pastatyta raketa, pripildavo kūrą. Nu pat žinot, jį paleisdavo. O ten liktai bunkeris jį. Bandys pažiūrėti. Taip, matus angars, bunkeris, katro buvo greičiausia laikomas patys raketas. Nepasakysiu, kiek kanų buvo čia, nežinau. Ir gaila, kad metalėnis duris yra. Nepateksime vedą. Toks metalėnis duris. Tikriausiai originalis netgi. Čia tokį tikinau, kol žiūrėjau. Čia dar kitas duris. Ui. Žvėrint. Čia kažkokia slėptuvė. Nervus gal nusileisti pažiūrėti. Slėptuvės. Išmestas metalėnis duris. Čia buvusi slėptuvė, bet kokį vėsą čia. Eina savo. Čia atsarginis išėjams turėjo būti. Ventiliacijas likutis. Jau norėjau vietą atgal link mašins, bet kažką atsisukau, pasižiūrėjau, liktai dar tolumu prasišveit. Kažkaip pastatelė. Tai nenoriu nieką prasileisti. Jeigu šateikius praktiškai nieko nebelaik iš pastatų, tai čia tervietė dar įmanom palondžiuot kažkur tai. Ir išliek bunkeriuką keli pastatelę. Aišku, neapgailėtins būklis, bet pasižvalgyti visai įdomi. Gerai, kad pasirinkau čia tiek. Žiūriu, vienas duris pradarytas. Tai galėsim į ATV pažiūrėti. Nežinau, kam tas toks garažiuks reikalingas. Gal koks dizelinis generatorius stovėjai. Šalta, šalta. Wow.
Faktiškai dar čia kažkokie mechanizmai ir lieki. Ai, nesau. Per gerą norą galėtum paliepti. Čia parašyti сопротивление контура заземления 3,7 Ом 8 0,8. Liustras išlaikusis. Nu įdomi. Žiūrėkit parašyta. Dokumentacija. Aš tikus, kamu čia neuždarys kas nors. Žodžiu, nejaukiai gal pasižvalgiau. Šiaip įdomi, iš tikrųjų. Vienintelis angaras, katras atrakinsi. Ir aišku, gal ir daugiau yra. Bet šiaip Pirms toks įdomesnis objektas. Reikia nelysti dar vieną bunkerį čia. Labai panašus toks pat kaip priplungis Šateikių bazė buvusi. Čia įslėptoji vėl. Žodžiu, padangų prikriaut, aš toliau nelendu, niek įdomaus. Žiūriu iš Google palydovą, žvalgaus, kur galėčiau dar nuėti. Dar vienas angariuks su išlinktom durėm. Toks ventiliacijos kamens atrodo. Durys lenktas. Su kokiu mechanizmu. Tarsi išlėpęs. Aišku, šitie vis nulaužyti. Čia jeigu įsižiūriu užrašas 83-85. Dabar galvoju, man pavyks čia turiu net iki mašinas. Čia užstumdyts angaras. Pilnas lauks pagaliokų. Subadyti neaišku dėl ko. Niek įdomaus neberandu. Vėl kažkaip garažą prasidėjo. Jau kapibaigi išėti iš tos teritorijos karienis. Žiūriu, ant šakos pakabinta buvus dujokauk. Ne buvusi, o dar egzistuojant dujokauk, bet tokia jau gyvenimą mačius. Žodžiu, savo pasivakščiam po tom karienim bazės kapibaigiau. Aišku, tų pastatų čia milijonas, visi apgriovė, kitur pavojinga net lyst, aš net nelindau. Patekom į veiną, tu ant pužemėnį angarą. Šiaip pateka, iš tikrųjų. Daugiau nebė kur bet, iš tikrųjų. Iš palydovų, kiek žvalgiaus, atrodo, kad visur buvau. Po tus kitus griuvės, ten pavojinga net londžiuoti. Dabar einam link mašinas, biškį užkondam ir pasivakščiam po Tervits parką.